Visų pirma, sveikinimai Panevėžio komandai, nes jie tikrai nusipelnė laimėti, mes šiandien nusipelnėm laimėti. Pradėjom rungtynės labai blogai, po to savo energiją grįžom antram kėlinukė. Odolo davė tą impulsą kaip gynėjas. Trečiam kėlinį vėl sustojom ir po to jau Lietkabelis kontroliavo rungtynės. Taip kad, nes kai dar kartą pasikartosiu, nenusipelnėm šiandien laimėti. Treneri, po Eurolygos mačų kalbėjote apie tą fiziškumą pagrindę. Ar matėt kažkokias komandos išvadas šiandien, ar vėl pritrūko? Nelabai, tikrai kaip treneris nenutikiau, turbūt bandėm sakyti, kad tikrai rimta komanda ir Panevėžys ir žaidžia solidų krepšinį, turi patyrusių žaidėjų, bet tikrai nemažai žaidėjų neatėjo šitas rungtynes, taip kad reikės daryti išvadas. Kokias galbūt išvados, ar čia yra kalbama apie tiesiog pasikalbėjimą, rimtesnį pokalbį su žaidėjais? Kažkas to, taip, čia mūsų vidiniai reikalai. Kalbant apie tą pačią paskutinę ataką, Deivido Sirvydžio metimas buvo toks kaip ir suplanuota, viskas pavyko ten? Buvo viena opcija, kita opcija, tai čia gal net trečia opcija buvo. Norėjom Vyručių turbūt užmest kamuolį viršų, bet tikrai gavosi dar padorus metimas. Bet tikrai čia dar kartą pasikartosiu, nebuvom verti net iki to prieiti. Šiaip į rungtynes pavyko grįžti per tą spaudimą kažkiek, čia jis buvo kažkiek atidirbtas, ar toks griebimas iš šiaudo buvo labiau? Kažkiek darėm, bet tikrai smarkiai ant to nedirbom, taip kad tikrai varžovai geriau žaidė ir gale jau nieko nelieka, kelios minutės lieka, pralaiminėjai 10 taškų turi kažką daryti, taip žaidėjai spaudė, kaip ir sakėt, ir grįžom į rungtynės tik to spaudimo. Žvelgiant bendrai į visą savaitę, kokią galbūt pamoką vieną ar kelias jūs kaip treneris pasiėmate? Tai čia dabar dar turiu ramiai pasidėti, pagalvoti ir tų pamokų čia. Tikrai galėjom visose rungtynėse kovoti, galėjo į vieną kitą pusę nueiti tos rungtynės ir pamoka, kad kažką blogai dariau, reikia žiūrėti, analizuoti, taip kad turiu galvoje ir čia nenoriu daug išsiplėsti. Pabaigai Nigelis buvo grinai poilsio tikslais neregistruotas.